Pančiai. Pastebėjau, kad mes patys susikuriame savo labai daug kažkokių suvaržymų, kažkokių įrėminimų, pančių galvoje. Kai ką sukuria aplinka, tas mūsų pasaulėlis, kai ką sukuria aplamai bendras, ko ne visas pasaulis, pavyzdžiui, kad ir tos vadinamos mados. Kažkas sugalvoja, pasako, kad dabar čia toks drabužių stilius madingas ir kiek daug žmonių tuo paseka. Pradeda taip rengtis, nors galbūt net ne visiems jiems patiems ta mada ar tas stilius patinka. Apsirengia, nes taip reikia, tokia mada. Jaučiasi nepatogiai, jaučiasi negražiai, bet visą savo jausmą paslepia po pasiteisinimu. Dabar taip madinga. Aprangos madų aš niekada nesivaikiau. Aš visada rengiausi ir pirkau drabužius tokius, kurie man pačiai patinka, kurie man gražūs, su kuriais aš jaučiausi patogiai ir gerai, jaučiausi savimi. Jaunystėje sugirdėjusi replikų, pasišaipimų iš mano keisto stiliaus ar kad jų nuomonė mano drabužiuose kažkas nedera tarpusavį. O man dera. Jeigu aš taip apsirengiau, man patinka. Reiškiasi, man viskas tame komplekte dera, tą dieną būtent tais drabužiais aš jaučiuosi smagiausiai. O juk svarbiausia ir yra, kaip aš pati jaučiuosi, o ne kaip kažkam kitam žiūrisi mano išvaizda. Taip pat ir kažkokie daiktai, elektroninė technika. Kažkas sugalvojo, kad dabar kažkas madinga ir jau visiems reikia tą turėti. Nors gal irgi netitinka jų poreikių, bet švaisto pinigus ir savo tikrąjį laimės pojūtį ne į tai, kas jį patį padarytų laimingą, o į tai, ką kažkas nusprendė, kad dabar šitas daiktas visiems reikalingas. Kartais taip besilaikydami tos mados net nepasibando kažko kito ir nesužino, o gal tas kitas visgi jam tiks ir patiks labiau? Nesakau, kad aš nesu pabandžiusi tos mados. Esu. Mane buvo įtikinę iPhone'o mada. Aš jį įsigijau. Man nepatiko. Galvojau, gal tik tas modelis man nepatinka, todėl įsigijau naujausią modelį, bet jis irgi manęs nesužavėjo. Trūko kažkokių funkcijų, kurios man reikalingos, kurias naudoju kasdien. O telefonas ar bet koks daiktas juk skirtas patenkinti poreikius juo naudojantis. Jis turi atlikti savo funkciją, kurios tau reikia, o ne tiesiog, kad jį turėti išsitraukti ir parodyti pasauliui, kad tu turi tą daiktą. Pasibandyti nebijau skirtingų daiktų tam, kad atrasti, kas man tinka ir patinka, kas geriausiai man padeda mano veikloje ir kasdienybėje. Tie mūsų pančiai nėra tik apie madą. Bet jie visi turi bendrą temą, dėl ko tai yra pančiai, nes mes kažką darome ne dėl savęs. Ne tą, kas mums tinka, patinka, o tam, kad norime įsilieti į tą bendrą masę, norime pritapti, įtikti. Nors iš tikrųjų vienintelis žmogus, kuriam mes turėtumėm įtikti, esame mes patys. Bet save labai sunku išgirsti, kol vadovaujamės kitų nuomonę ir įtikinimais. Dabar labai daug kur galima rasti tų pančių, ką visi kala į galvą, kad mes turėtumėm tą kažką daryti. Ir mes tą darom. Nesuprantam naudos, jos ko gero net negaunam, bet darom, nes visi arba dauguma taip daro ir priimam tai kaip normą ir kad ir mums reikia taip daryti. Nesakau, kad aš esu kažkokia šventuolė ir nebuvau įkritusi į tą pilkąją masę jokia tema. Buvau. Nes tų masių yra įvairių. Viena didžioji iš tų masių spąstai yra socialiniai tinklai. Aš nesakau, kad jie yra blogai, jie yra labai gerai. Gali parodyti save, gali save pareklamuoti, dalintis savo mintimis. Ten gali rasti savo naujų klientų. Gali rasti naujų bendraminčių, gali rasti draugų, gali rasti meilę. Socialiniai tinklai kaip įrankis yra labai geras išradimas, bet ta priklausomybė jiems yra blogai.
Priklausomybė nuolat kelti ir kelti kuo daugiau turinio ar siekti turėti kuo daugiau sekėjų, nesvarbu, ar jie tikrai domisi tavo tikruoju turiniu, bet svarbu, kad jų būtų kuo daugiau. Šiaip aš pati nematau jokios svarbos, reikšmės ar naudos iš to pasakymo, kad aš turiu tiek ir tiek sekėjų. Anksčiau irgi nemačiau jokios naudos, bet net ir nematant naudos, mane aplinka vis tiek įtikino, kad kažkodėl jų reikia ir reikia kuo daugiau. Kadangi turėjau verslą, tai tą, kad reikia daugiau sekėjų, aš priėmiau taip, kad kuo daugiau sekėjų, tuo gali būti daugiau ir klientų. Ir aš užsikabinau. Man reikėjo tų sekėjų. Aš pradėjau sukti galvą, kaip man jų gauti ir gauti daugiau. Pirkau reklamas, stengiausi kiekvieną dieną kelti turinį, bet mano klientai ateidavo per rekomendacijas, ne per sekėjus. O kadangi aš tiek daug skiriau laiko, pinigų ir lūkesčių į sekėjus, aš turėjau labai didelį nusivylimą, kad tai nesudirbo taip, kaip aš tikėjausi. Aš buvau nepatenkinta ir jaučiausi beprasmiškai iššvaisčiusi savo laiką, pinigus ir energiją. Vėliau jau pradėjau fotografuoti. Mano fotografija turėjo savo naujus profilius. Pradėjau tą savo socialinį pasaulį statytis iš naujo. Kadangi aš pradedantysis fotografas, viską pradėjau nuo nulio. Tai buvau dar labiau pasinėrusi į tą, kad aš turiu labai intensyviai kelti savo darbus. Labai reikėjo gauti tų sekėjų ir klientų. Buvau pametusi dėl socialinių tinklų galvą. Nuolat sukau galvą, ką čia įkelti, kaip čia ką nufotografuoti, kaip suredaguoti nuotrauką, kad pasauliui patiktų ir kad visi mane pradėtų sekti. Būdavo periodas, kad aš nefotografuodavau ar neredaguodavau nuotraukų, taigi ir nekeldavau į socialinius tinklus nieko. O tada jau socialinių tinklų pranešimai informuodavo, kad mano pastebimumas mažėja. Tada panika. Reikia kažką daryti, reikia bėgti, greičiau fotografuoti, redaguoti ir kelti nuotraukas, didinti tą matomumą. Nors mano vidus norėjo poilsio. Aš prievartavau pati save daryti tai, ko aš dabar nenoriu daryti, bet reikia, nes nureikia. Dariau, nes reikia. Ir pastebėjau, kad su kiekviena diena aš vis labiau nenoriu to daryti, su kiekviena diena aš jaučiuosi blogiau. Ir aš nežinau, kur man dėtis. Nenoriu nieko kelti dabar į socialinius tinklus, bet turiu tai daryti, nes gal kažkada kažkas iš to bus gero. Gal kažkada. Kažkas. Vieną dieną tiesiog nustojau kelti savo nuotraukas, nes jau tikrai buvau pervargusi nuo to reikia. O ir prasidėjo intensyvesni pokyčiai, apmąstymai, ta mano sąmoningėjimo tema. Kurį laiką žinojimas, kad aš nieko nekeliu į savo fotografijos profilius, kėlė man kažkokį blogą jausmą, kad aš tarsi gal nebesistengiu nieko daryti, aš pasidaviau, aš kažkokia nepilna, kažką blogo darau tuo, kad nedarau to, kažko, o visi juk daro, juk reikia daryti. Bet man lengvumo šią temą įnešė tai, kad tarptų mano sekėjų tikrai nemačiau jokių potencialių klientų, dauguma sekėjų išsibarstė po visą pasaulį, vietinių tik vienas kitas ir jie patys yra fotografai. Tai ten vyko labiau fotografų susibūrimas ir vienas kito darbų pagyrimas, įvertinimas. Tas palaikymas kurį laiką man kaip pradedančiam fotografui davė tikrai daug. Aš tuo džiaugiuosi, bet tas aktyvus įrašų kėlimas, vertimasis per galvą, naujų grotažodžių ieškojimas, sekimas, kokie grotažodžiai populiarūs ar kurie man atneša daugiau peržiūrų, mane labai vargino. Šiandien aš džiaugiuosi tą patirtimi ir pastebėjimais, kad man netiko tas reikia. Ta patirtis ir atpažinimas, kad man netinka tokie pančiai, man padeda su mano naujaisiais socialiniais tinklais. Dabar aš keliu turinį tada, kada turiu ką pasakyti, kada noriu kažką įkelti, o ne kiekvieną dieną ar tam tikromis dienomis pagal grafiką. Nebekeliu dėl to, kad reikia kelti kuo daugiau ir kuo dažniau. Aš leidžiu savo būti laisvai ir įkelti tada, kada noriu tą padaryti,
Kartais noriu kiekvieną dieną, kelias dienas iš eilės, o kartais savaitę ar 2 mėnesį galiu išvis nenorėti ir nieko nekelti. Ir žinau, kad dėl to nesugrius pasaulis ir nieko blogo neatsitiks. Žinoma, vis dar pagaunu save, kad stebiu, kiek peržiūrų sulaukia mano įrašai, bet tai jau nebėra pati svarbiausia tema, tai manęs nebevaldo. Dabar aš galbūt stebiu vedina smalsumo, o ne to, kad man reikia, jog būtų kuo daugiau peržiūrų ar kuo daugiau sekėjų. Taip pat aš žinau, kad mano žodžiai, mano energija nėra skirta visiems ir kiekvienam. Visa tai yra skirta kažkam, kam to tikrai reikia. Ir tą, kam to reikia, kam buvo skirta mano žinutė, ji būtinai ir pasieks tada, kada ji turės pasiekti. Tai nepriklauso nuo to, kiek aš pati suksiu galvą ar pergyvensiu, kiek aš įkelsiu įrašų, kokiu dažnumu ar kiek tie įrašai sulaukia peržiūrų po įkėlimo. Kiekvienas mano įrašas pirmiausia yra skirtas man. Aš taip augu, kurdama, suvokdama tai, apie ką rašau. O vėliau dar ir pasidalinu su pasauliu. Gal kažkam irgi to reikės. Tai prašom. Bet didžiausia nauda man, tas įrašas dažniausiai jau būna padaręs prieš jam atsirandant viešoje erdvėje.